rytas. Šiandien ryte aš mačiau tokį nerealiai gražų mėnulį ir kaip gaila, kad nei telefonas, nei kamera tikrai negalėtų jo nufotografuoti. Plika akimi, 5:30 ryte, prieš išbėgant į džimą, dangus buvo nuostabus. Ir kvapas to ryto, garsai, gamtos. Kažkas nepaprasto. Jau nesykį minėjau, kad yra tikrai labai smagu, labai gera, malonu tiesiog bėgioti rytais ir būti kartu su gamta. Dabar yra rugsėjo 27 diena. Aš šiandieną ryte turėjau treniruotę bicepso ir tricepso, bėgau į džimą, grįžau atgal. Ryte valgiau baisiai skanią košę, labai ją pamėgau su cukinija. Receptą galite rasti pas mane Instagrame misfit.lt. Ir ką, mėlėjai, skubu, ruošiuosi į darbą, truputį vėluoju išeiti, bet galvoju padarysiu įžanginį video dabar. Iki varžybų lieka vis mažiau laiko, kaip ir minėjau, man norisi save dar labiau spausti. Kaip kad, tarkim, šį rytą bėgu namo po sporto salės ir paprastai bėgu ristele. Nelabai greitai, bet galvoju, nu Karolina, greitai, intervalu. Tada pasidariau pagreitėjimus 5. Paskui grįžau namo, dariausi pusryčius, košę ryte. Ir galvoju, aha, čia biški taip anaip, truputį man per daug kalorijų, nors ir neišeinu iš normos. Bet galvoju, ne, vietoj 20 gramų riešutų sviesto, imsiu 10 gramų riešutų sviesto. Užvakar atsikeliu ryte, 5 ryto, į tualetą nueiti. Ir taip galvoju, pusvalandis dar likę pamiegoti. Paprastai, ne, greit gultumėt ir pūstumėt į akį. Taip daryčiau ir aš. Bet galvoju, pusvalandis, ne. Atsikelsiu, kažką anksčiau pasidarysiu, kažką daugiau nuveiksiu. Norisi iš savęs dabar išspausti maksimumą. Niekur savo nenolaidžiauju, dar kaip tik dalykus tam tikrus pabandau apsunkinti, kad jaustųsi dar labiau tas toksai priešvaržybinis metas. Pusvalandis pozavimo baigta. Ryte pasidariau tempimo pratimus, o dabar skubu namo gaminti savo cukinijos košės skaniausias. Ir kaip kažkas drįsta pramiegoti tokio grožio rytus. Ingredientai, kaip matėt, paprasti. Visa paslaptis šios mano sočiosios košės tai yra tai, kad aš ją įdedu gan daug cukinijos. Cukinija daugiau tave pripildo, o kalorijoje visai nedaug. Ir taip pat košės skonis labai priklausys nuo to, kokį proteiną jūs naudojat. Tai aš deduosi whey proteiną, pieno išrūgų, cinnamon Danish flavor iš My Protein, kurį jau pastaruoju metu gan ilgai naudoju. Turiu naują nusipirkus banoffee pyrago skonio, bet aš jį pradėsiu tik tada, kada baigsiu šitą.
košės išeina tiek daug ir viso joje apie 400 kalorijų. Tai dabar aš tik tai galvoju, kokį bliūdelį rasti, nes atrodo, kad tikrai niekur netilps. Ką norėjau pasakyti, ypatingai tie, kurie dirba sėdimą darbą, tarkime taip kaip aš, jūs turite pasistengti daugiau judėti. Jeigu jūs tikrai labai nemėgstat bėgioti, tai prisiverskite tiesiog išeiti rytais pasivaikščioti. Matyt, koks nuostabus šis rytas buvo. Iš tikrųjų labai gražu, labai kvepia ta rytinė gamta, išeini ir tas grynas oras. Ryte tie pirmieji kvapai, pirmieji garsai tikrai yra labai malonu. Ir jeigu jūs, kaip ir sakiau, nemėgstat bėgioti, išeikit su savo gyvūnėliu pasivaikščioti, su šuniuku. Neturit šuniuko, išeikit su draugu, neturit draugo, išeikit vieni, atskelkit anksčiau ryte, užsidėkit ausinukus. Patarčiau užsidėti vieną ausinę, kad su kita ausim galėtumėt girdėti, kas vyksta aplinkui, jeigu jau bus taip tamsu ryte kaip dabar. Bet tiesiog daugiau judėkit. Apeikit aplink savo rajoną 20 minučių arba jeigu turite laiko visą valandą pasivaikščiokit. Vaikščiokit arba lėtai, arba greitesniu tempu, tai priklausys nuo jūsų. Kiti tiesiog bėgioti negali. Iš tiesų aš tik pradėjusi daugiau kardio darytis prieš varžybinių laikotarpių. Tikrai labai apkroviau savo kojas ir man jas labai skaudėjo, man reikėjo jas labai išmasažuoti. Minėjau praeitose video, pati stengiausi išsimasažuoti, bet iš tikrųjų aktyvesni jūs galite būti įvairiausiais būdais. Tarkime, jau nekartą sakiau, nesinaudokite eskalatoriumi, lipkite laiptais visada, atsisakykite lifto, gyvena 9 aukšte, pirmyn, pasidarykite savo iššūkį, užlipkite į viršų, nusileiskite į apačią, prisidėkite savo papildomas 10 minučių, tarkime, jeigu turite išeiti pusę, išeikite 20 po ir tada tas 10 minučių sunaudosit ėjimui. Iš tikrųjų dalykų ir patarimų aš turiu daug ir aš esu jų tikrai daug išbandžius, aš manau, tam reikės visiškai atskirą video. Tarkime, dabar mano autobuso stotelė yra 5 minutės pėsčiomis ir tada aš pasiėmu autobusą ir dar papildomai kokios 7 minutės, 8 iki stoties. Tai tam, kad aš taupyčiau laiko, aš iš viso užtrunku apie 15 minučių, kad nueiti iki pačios stoties. Ir ypatingai, kai būna rytais piko valanda arba trafikai, jūs patys suprantat ir žinot, kas naudojasi viešuoju transportu. Tu negali paskubinti, bet tu vis tiek nervuojasi. Ir jeigu tu, tarkim, kažkur vėluoji, ir tiesiog tas toksai jausmas beviltiškumo, kai nuo tavęs situacija nepriklauso ir tu bereikalingai apsikrauni save su papildomais nervais ir stresu. Todėl aš visada sakau, geriausiai yra tiesiog išlipti iš to autobuso ir bandyti eiti pėsčiomis. Velniai nematė, galiausiai tu pasigausi tą patį autobusą kitoj stoteliai. Buvo man vienas kartas, kad aš turėjau iš vienos stotelės į kitą važiuoti su traukiniu, traukiniai užstrigo, tada aš turėjau eiti pasimti autobusą, buvo piko valanda ir autobusai buvo pilni, jie net nestojo, tai ką aš padariau, aš buvau su darbiniais rūbais, gerai, kad aš nebuvau su aukštakulniais, aš tiesiog bėgau. Ir man reikėjo bėgti į džimą, todėl kad buvo bokso klasė ir aš jau atbėgau į pačią klasės pabaigą. Bet žinokit, koks buvo kardio, galvoju, buvo, nebuvo, aš būtinai turiu šiandien pasportuoti. Tai aš bėgau visą pusvalandį, daugiau negu pusvalandį gavosi apie 40 minučių iki sporto salės nubėgti. Ir tas autobusas, į kurį aš turėjau sėsti ir buvo pilnas ir mūsų net nepriėmė už žmonių stovinčių stoteliai, jis pasirodė šalia manęs tik tada, kai aš jau įeidinėjau į sporto salę. Tai pagalvokit. Iš tikrųjų, kai bėgi arba eini pats, jeigu tik tai išeina, jeigu nėra labai dideli atstumai, tai tu atsipalaidavęs gali tai padaryti be jokio streso, tu žinai, kad tu neužtruksi trafike, kamštyje kažkokiam, viskas priklausys tik nuo tavęs. Ir jeigu bėgat, vietoje atsidursit dar greičiau. Žinoma, nepatogu, jeigu tenai jau turite darbo apranga ir nebus kaip palysti po dušu ir panašiai, bet apskritai čia Londone labai aktyvus gyvenimas. Žmonės, netgi tie, kurie dirba ofisuose, jie labai dažnai į ofisus, į savo darbo vietas važiuoja su dviračiais
ir daugumoje, tikrai geresnių kompanijų, aš pasakyčiau, yra ir dušai, ir skalbimo mašinos, tai aš esu dirbusi anksčiau, kai dirbu tokia kaip ir šeimininkutė, ūkvedė, pavadinkime, aš anksčiau turėjau, buvo tokia kompanija, advokatų agentūra ir tiesiog aš tenai matydavau, kad jie atvažiuodavo rytais su dviračiais į darbą, visi suprakaitavę, suplušę, įmesdavo jie ten savo rūbus į skalbimo mašiną, nueidavo į dušą įsimaudyti, po to visi pasiema jau sausus, kvepiančius, išdžiūvusius drabužėlius ir tiesiog, Londonas jau ir apskritai ta visa Londono psichologija miesto didmiesčio yra labai pažengusi fitneso atžvilgiu ir čia tas fizinis aktyvumas ir apskritai visa ta fitneso mada tikrai jau yra toli nuėjusi. Ir aš labai tikiuosi, kad į Lietuvą tas bumas, aš matau, ateina, bet aš labai tikiuosi, kad jis ateis dar greičiau ir su dar didesniu trenksmu. Ir smagu tai Lietuvoj. Kažkada noriu ir aš grįžti į Lietuvą. Va, prasidėjo apie fizinį aktyvumą, baigėsi nostalgija Lietuvai. Gerai, einu valgyti savo košę, tikiuosi, kad nebus labai atšalus. Pasižiūrėsiu video, kurį sumontavau, patikrinsiu, kelsiu YouTube. Aš turiu iš tikrųjų prisipažinsiu video daug primontavusi priekį, bet kadangi nežinau, kaip išpuls kokie reikalai, galbūt aš neturėsiu laiko kažko įkelti arba kažko nufilmuoti, tai aš pasistengiu jų visų nepaleisti public. Ta prasme, nesuleisti visų, neparodyti jiems, kad turėtumėt reguliariai kažką vis naujo. Gerai, plaukučiai tvarkoj, susipyniau lankelį. Geros dienelės visiems, susitiksim kitam klipe. Dar pamiršau pridurti. Štai mano bliuskutė kokia. Čia tokie raukinukai. Matėt, praeitam klipe vaikščiojam po turgų su mama. Ir pamačiau bliuskutę, patiko idėja. Mama turėjo medžiagytės, vakar vakare pasiuvo. Keletas žmonių domėjotės, kuo dirbu. Tai aš esu production manager medijos kompanijai. Čia turim labai daug albumų skirtingų artistų, skirtingų muzikos žanrų ir mes juos perkuriam, sukuriam albumo viršelius ir tiesiog prekiaujam tais visais albumais internete. Amazon, iTunes, Spotify ir taip toliau visose tose platformose. Tai aš esu atsakinga, kad viskas vyktų gerai. Production manager. Tai kaip ir darbo vadybininkė, bet labai nemėgstu šito žodžio vadybininkė. Tiesiog, production manager. Darbininkė, ne? Darbo metu pašaliniais reikalais užsiema. Oh well. Ir jeigu jau apie tai prakalbame, apie darbą, tai kaip pavydžiu švedams, kad jie turi tik 6 darbo valandas, o aš turiu dirbti visą dieną, 8 darbo valandas. Ir tikrai, nuo 4 valandos vakaro, kai iki darbo pabaigos būna likę 2 valandos, aš išsijungiu. Aš tiesiog nebegaliu susikaupti, sutelkti dėmesio ir va dabar nutariau kažką pafilmuoti ir aš jau skaičiuoju minutės, kada eiti namo ir jau tampu nebeproduktyvi. Dabar yra darbo pertrauka pietų, tai aš valgau, ką rodžiau praeitame video, pasidariusi savo žuvytę su proteino pasta, špinatais ir taip toliau. Žodžiu, atėjo deliveris ir aš noriu parodyti jums, ką nusipirkau. Išbandysiu štai R-Bar. Ir proteino batonėliai, cookies and cream skonio. 21 yra 20 gramų proteino, 10 gramų, 10 gramų skaidulų ir 1 gramas cukraus, o cukrus tai yra natūralus saldiklis stevia, bet juos ragausiu tik po varžybų. Pasidėsiu, netidarysiu pakuotės, kad nekiltų pagundų. Paskui, kaip gerai čia įpakuota, nusipirkau pamėginti štai kavos coffee creamą. Mano mama labiau geria, tai nusipirkau Walden Farms coffee creamą, grietinėlę kavos su saldikliu tokia. Paskui dar pasiėmiau Walden Farms Zesty Italian padažas, irgi calorie free. Šį noriu irgi paragauti su salotom, turiu salotų nusipirkus, gal kurią dieną reikės pasižiūrėti.
bet galbūt aš tuos padažus vėlgi valgysiu tik tai po varžybų. Nėra sveikiausias pasirinkimas Walden Farms, bet jeigu noriu pasistengti, kad suvalgyčiau kuo mažiau kalorijų, mažiau angliavandenių ir taip toliau, tai manau visai neblogai. Nedažnai, bet kartais nieko tokio. Ir štai dar vienas honey barbecue sauce padažas, paragausiu, paskaičiu atsiliepimus, visai neblogi, tai buvo visai įdomu. Ir dar vieną dalyką, nuėjau per pertrauką, bet dabar visai neseniai iki Holland & Barrett, savo mėgstamiausias sveikuoliškos parduotuvės, ir štai nusipirkau flax seeds, nes vakar prisižiūrėjau veganiškų visokių receptų, tai šiandien vakare darysiu omletą su tofu sūriu ir su flax seed naudosiu kaip kiaušinį, su vandenuku sumaišysiu, kad šiek tiek išbrinktų ir žiūrėsim, koks bus skonis. Ir taip pat dar vienas dalykas yra veganiškas yeast flakes. Tai yeast, nesu tikra, dabar reikia man pasigūglinti, kas kaip lietuvių kalbą išvertus, bet čia vėlgi yra proteino šaltinis, veganai labai šitą dalyką naudoja visur, ypatingai visokius padažus, gamina jie sūrį veganišką, su anakardžio riešutais ir taip toliau. Turiu daug anakardžio riešutų nusipirkus, tai viską pabandysiu. Kaip ir minėjau, gal visai būtų įdomu pabūti ir veganiai, norėčiau pabandyti kurį laiką. Turėtų būti visai neblogai.